Mes visi susirinkome į paliatyvios pagalbos kursus, kuriuos organizuoja Lietuvos sveikatos mokslo universitetas, apmokyti visą savanorių ir darbuotojų komandą, kad galėtume produktyviai dirbti, lankant pacientus namuose. Labai tikimės gausaus savanorių būrio ir manome, kad šie kursai bus labai naudingi kiekvienam iš jų, todėl kad trūks informacijos, kaip vartyti ligonį, kaip lankyti namuose, kokiamis nuotaikomis pas jį ateiti, kaip kalbėti, ką sakyti, kiek būti, kiek kiekvienas savanoris turi dalyvauti ir kaip jis turi galų gale atrodyti, atėjęs pas pacientą į namus ir nešdamas gerąją žinią pacientui, kad jį lankysime, kad su juo būsime, kad jį priimsime į savo komandą, į bendrystę, į draugus ir tapsime viena didelė graži šeima. Nežiūrint į tai, kad aš esu slaugytoja, aš nenaudoju to termino paliatyvioji slauga. Aš vartoju terminą paliatyvioji pagalba. Angliškai naudojant palliative care gali būti paliatyvioji pagalba ir paliatyvioji priežiūra. Man yra daug artimesnė paliatyvioji pagalba nei priežiūra, ar ne? Bet kodėl neslauga? Todėl, kad bet darbas su paliatyviais pacientais, jis neapima vienos specialybės. Dėl to visada yra įvardinama, kad tai nėra teisinga, jeigu sakytų paliatyvioji medicina, paliatyvioji pagalba, paliatyvioji dvasinė pagalba, paliatyvusis socialinis darbas, paliatyvioji ergoterapija, ar ne, nežiūrint, kokia specialybė bebūtų. Reikia naudoti tą bendrą terminą pagalba, kas pabrėžtų, kad čia yra labai labai svarbus komandinis principas ir svarbus kiekvienos specialybės ir ne tik specialybės atstovų prisijungimas, ar ne, savanoriai jūsų tarpe, kiek daug savanorių yra. Tai savanoriai viena iš vedančiųjų sričių. Bet labai svarbu mums, kaip sakyt, iš savo pusės tą pagarbą, išlaikyti ligonį, bet labai svarbu ir jausti savo ribas ir savo pagarbą. Nes yra ligonių, kurie nori traukti visiškai tave, ne? Ir savo ribas mes lygiai taip pat turime žinoti. Pavyzdžiui, aš irgi per patirtį tai atradau. Aš pradžioje labai ten norėjau visus gelbėti, gyventi, numirti su visais. Ir aš iš tikrųjų priėjau krizės, ne? Bet savo ribą tu lygiai taip pat turi žinoti ir gerbti, ir reiškia savo orumą ir savo vertę lygiai taip pat turi, tą santykį išlaikyti, ir neduoti ir savęs suvalgyti, lygiai taip pat. Ir čia pavojus irgi yra, būtų tokiam, paaukot save daug, bet ne, kai kartais reikia pasakyti, dabar mūsų laikas baigėsi ir aš ateisiu pas tave už savaitės. Čia sritis, su kuriomis aš esu susijusi, tai su bendru organizavimu, su bendra samprata, bet kiti specialistai irgi liečia kitas temas, ar ne, plačiau. Dvasinė asistentė Lina Jakelė pasakojo apie tai, kaip ta pagalba yra teikiama ir Lietuvoje, kaip pavyksta, ar ne, kaip tai siejama su vienais ar kitais pacientais arba artimaisiais. Psichologė liečia įvairias psichologinės temas, ar ne tik pagalba pacientui, bet taip pat pagalba artimiesiems. Labai svarbus aspektas pagalba tai komandai, tiek darbuotojams, tiek savanoriams, kaip padėti jiems susitaikyti su pacientais esančiais išeičių stadijoje, išeinančius anapilin. Socialinė darbuotoja tiek ir pristato įvairias socialinės problemas, jų sprendimą, bet tuo pačiu ir jeigu tai yra tokia grupė, kaip, pavyzdžiui, šį kartą atstovaujanti vieną instituciją, tai tokiu atveju ir supervizijos užuomazgos ir supervizijos pravedamas, tai tikrai tikiuosi, kad tie kursai buvo bent jau arba bus naudingi šitam centrui. Mūsų savanorių yra labai daug, jie yra įvairių profesijų, šį kartą tai bus meno terapija, meno dailės terapija ir bandysime pabūti, kiekvienas savanoris ateina su kažkokia intencija, su kažkokiu pašaukimu, su buvimu ir aš manau, kad jis ateina tada, kai jis turi čia būti. Laukiam savanoris, kuri turi atvykti, nežinom kas jai, nes telefonas yra išjungtas. Elektroninį laišką parašiau žinutę, bet neatsiliepė. Dabar einu perspėti pacientę, kad savanoriai neatvyko. Ir dailės terapijos dabar šiandien nebus. Ir šiandien jos nebus. Mes pralaukiam pusvalandį, neatsiliepė. Tikrai, žinokit,
pareiginga mergina ir tikrai kruopšti ir darbšti, bet va įvyko taip, kaip įvyko. Gerai. Net rankom suploju. Labai įdomi moteris, labai. Na tai tada pailsėkite, kitą kartą mes vis tiek atvyksim, mes vis tiek suorganizuosim. Ačiū. Tai išlydim tada. Gerai tada. Iki kito karto. Gerai. Viso geriausio. Aš vis ją palinksminu atbėgus. Gerai, ačiū Jums. Viso geriausio. Gerai. Išėjom iš pacientės namų ir pranešėm pacientį, kad savanorė neatvyko ir šiandien nebus dailės terapijos, meno terapijos. Pacientė nežino, kas tai yra, tikriausiai nes plojo rankomis ir džiaugiasi, sako, valio, noriu pailsėti. Šiandien taip. Kai meilė pašauks jūs, sekite iš paskos, nors keliai jos sunkus ir status. Ir kai jos sparnai jūs apglėbs, jai pasiduokit. Nors tarp jos plunksnų paslėptas kardas gali jūs ir sužeisti. Ir kuomet jį jums kalba, tikėkit. Nors jos balsas gali sudaužyti jūsų svajones, taip kaip vėjas šiaurinį sodą nusiaubia. Nors meilė jūs karūnuoja, lygiai taip pat jį gali nukryžiuoti. Nors ji jūs ir augina, bet gali jūs apgenėti. Netgi kai ji pakyla iki jūsų viršūnių ir glamonėja jūsų švelniausias šakas, kurios saulėje virpa, lygiai taip pat ji iki jūsų šaknų nusileidžia ir supurto jas, įsitvėrusias žemės. Kaip javų pėdus jis surenka jūs į save, ji kulia jūs, kad apnuogintų. Sveikinam Jūs ir linkim taip, kad būtų daugiau šviesos, daugiau laimės, daugiau džiaugsmo mamai, šeimai, artimiesiems ir būtų mažiau Kristaus kančios pasaulyje. Sveikinam. Boika, taupai. Раз, два, три. И в ладошки. Звонко. Хлопай. Jekaterinos gimtadienis, atvykome į namus, atvyko pas mus dainų autorė Ilona Patečkytė ir socialinė darbuotoja hospiso ir aš ir bandysime švęsti gimtadienį. Tai aplankėm šeimą, kurioje auga mergaitė Jekaterina, šiandien jai buvo 20 metų. Iš tikrųjų patyrėm nuostabią šventę, turėjom muzikos mokytoją, kuri grojo įvairiais instrumentais ir labai netikėtai viskas vyko ekspromtu ir mergaitė iš tikrųjų buvo įtraukta pati į muzikinę programą, kas leido jai išreikšti emocijas ir kaip iš mamos sužinom, kad tai nedažnai atsitinka iš tiesų. Ir mums patiems buvo labai didelis patyrimas būti kartu, būti šioje šeimoje. Turbūt kaip 20 metų atgal, ne po gimdymo. Mane tokia keista nuojauta apėmė, galvoju, mes laukiam svečių, čia kažkaip labai keisti žmonės būtų. Gal pasitrinti vartą palaukti, eisime į tą pastatą, o jums dar daug trūksta? Taip, tai kiek čia pas mus dabar 10, tai dar 4 trūksta. Ai, 2. Mūsų tikslas buvo ateiti į Vilties žiedas centrą, susipažinti su šiame centre teikiamomis paslaugomis. Apžiūrėjome, kaip įrengtos patalpos. Iš tikrųjų, centras labai daug vysto veiklų skirtingose vietose, netgi skirtingose miestuose.
dirba apie 70 žmonių. Tiesiog pamatėme pilną visą paslaugos, kuri yra nuo žmogaus atėjimo. Čia žmogus gali gyventi, gali praleisti vieną dieną, yra dienos centras, gali pasilikti nakčiai, mėnesiui, paromis, gaudamas pilną pagalbą 24 valandas per parą. Ir labai svarbus dalykas, kad pati reabilitacija žmonėms turintiems ar praradusiems darbinius įgūdžius, ar jų neturintiems, bet sulaukusiems pilnametystės amžiaus, jie yra čia parengiami pagal įvairias programos, kurios yra pritaikytos neįgaliesiems. Ir tada tie žmonės čia gali pasilikti, gali dirbti, gali netgi, kaip pasidalijo darbuotojas, yra moteris, kuri truputį jau sukūrė savo nedidelį verslą. Tai tiesiog žmonėms suteikiama kokybiška gyvenimo dalis, čia įgijus įgūdžių ir juos pritaikant. Ir tas iš tikrųjų mums bendradarbiaujant su Vilties žiedas organizacija labai svarbu ir mūsų klientams, kurie yra paliatyviosios pagalbos klientai, kuriuos mes lankome. Ir tiesiog kaip išeitis artimiesiems patarti, kad jie galėtų pasinaudoti šią paslaugą. Nes iš tikrųjų labai svarbu didelis dėmesys skirti tiem žmonėms, kurie rūpinasi neįgaliais savo artimaisiais. Mes ėjom pro pagrindinį įėjimą, iš tikrųjų ten yra įėjimas neįgalėsiams su judėjimo negalia. Tai yra privažiavimas, jeigu matėte automatiniai vartai vienoje pusėje, ir ten privažiavimas durys, kurios automatiškai atsidaro, žmogus važiuoja, yra keltuvas nusileidžia iki to lygio ir jis gali su ratukais įvažiuoti bet kada. Čia mūsų labiausiai meniško turbūt dalis. Bet iš tikrųjų labiausiai visus ir traukia. Žiūrėkite drąsiai. Iš tikrųjų. Mes kartais tai jau moteriškas dabar bandutę pasirodykit. Čia mūsų užsiėmimų specialistė, ji pati yra profesionali keramika ir iš tikrųjų mėgstanti visą šitą savo darbą ir visus mūsų lankytojus tos globojanti. Kaip matot, daro visko ir daug. Vandutė, nesimoklinkit, ateikit pasigirti. Jinai iš to, kad čia labai mėgsta ir pasirodyti ir pasigirti, bet jau šiandien nuvargusi turbūt, jeigu reikia. Tam tik kviečiu čia pasižiūrėti. Ir žmonės, kurie rankose nelaikė, pažiūrėkit, kokių jų gražių, kokių žaismingų. Čia pirmi tie gaminiai, kada žmogus atėjęs nemokėdamas, irgi su negalės viską. Ir pažiūrėkit, kokių pati pradžia, dėl ko jie brangus, kada tu matai, žmogus atėjo tokiom rankom ir po to matai, kas po to būna. Tai va, dėl ko mes džiaugiamės va tais pačiais pirmais gaminukais. Na, jūs pasakykit, kad jie negražūs. Bet aš kokią fantastiją klausykit. Ne, vis džiaugiamės, iš tikrųjų. Labai linksmi. Kas su man, ne? Jis tik pagąsdint gali, jeigu suskausta, tai tada jau gąsdinas. Ja. Natūrali šuns reakcija. Živilė, kava gal jau... Jau kaista, ne? Pažiūrėk, gal jau... Nu, va, šiek. Živilė, to tartarai papjausi. Nu, duosim Kristutėje. Kristutė, duok man biškį. Parašytas eilėraštis Tėviškė. Jis yra panašiai iš to krašto, iš kur mano seneliai, mama, Aukštaitija. Ir aš dar man teko išgyventi tą Tėviškės tos papročius. Man jis labai artimas tas eilėraštis. Jums tai jis bus labai tolimas, bet suprasit lietuviškai kalbės. Švenčiamas gimtadienis. Šventė, gimtadienis yra šventė. Būtina švęsti. Būtina džiaugtis. Būtina būti laimingiams. Skleisti gerą žinią. Tai yra šviesa. Pajunti, kad turi daug draugų, kad tave supanti žmonės, tu esi ne vienas.
o mums tai yra galimybė. Pasidalinti ir gauti. Pacientų lankymas nėra tik tais davimas, tai yra gavimas. Pirmiausia, gauname mes. Kur dangus toks melsvas, kaip melsvilinai, nors svetur ir auksų miestai grįsti būtų, bet tėvynės dūmų trokšytų tenai. Kils iš balo rūkas, mėnuo gyrion leisis, kaime treti kartą užgiedos gaidys. Grįš rūpintojėlis tais laukais pilkaisiais, vėliai plakščia žemei, jo tyli širdis. Veltui tavo mintys į svetur keliauja. Saulė nors šviesiausia, bus svetur tamsi. Čia brangiau už auksą juodo žemės sauja, nes kiekvienoj dulkei čia tu pats esi. Taip ir filmai. Kokie filmai? Baisus. Aš pradėsiu kritikot geriau pateikti. Ir už tai ir klausimės jūs buvot minėti. Aš mažai ką randu gero dabar, man sunku kalbėti, nenoriu. Prašau, geriau išgerkim. Prašau. Nu, ačiū Jums. Manau, į žmonės, aš visą laiką vieną tos pačias sieną žiūriu. Tai labai atsibosta. O dabar mano padangė Jūs pirmą kartą tokie jau esat svečiai brangus. Viso gero. Išvykstam. Smulknišėlis. Man net abūkštas. Jinai pasakė vieną sakinį iš savo darbo patirties ir buvo taip stipru ir atrodo, jau nieko nereikėjo aiškinti. Žinau, ką jinai pasakė? Jis sako, vaikeli, svarbiausia, mylėkite vaikus. Viskas. Ne? Mylėkite. Per visą savo gyvenimo patirtį, ką jinai suprato. Ne? Kas yra svarbiausia. Tai va čia lygiai tas pats ir galioja ir tam darbe, kurį tu dirbi, ne? Mylėk tą, ką darai, ypač tą žmogų, pas kurį ateini. Tai sakė nieko neit, kad aš jie čia, nu žinai, matyt, kad neišsiderintų. Gerai, tai mes kaip greičiau. Tai gerai, mes turim laiko, žinokit, neforsuokit. Labas rytas, atvažiavom pas pacientę Lilę, sveikinti su gimtadieniu ir vežti į Snow Areną leistis su monosilide, o pacientė pagalvojo, kad rytoj. Ir pramiegoja. Visiškai. Tu gal pasiruošė? Nu tai kaip? Kodėl aš sakiau niekam neįt, sakau, bus greičiau. Aš viena būtų dar greičiau. Nežinau, kaip blaškau. O čia? Tas tai daryti. Na, labai, padėt. Viskas. Gerai? Dabar kojas man kišti. Sulenkėt? Na. Liuks. Pasislinksit? Labai gerai. Liuks. Pasislink. Viskas, super. Palauk. Gerai. Gerai. Jo, aš visiškai nelaukiau, absoliučiai, sakau, sekmadienį. Bet nieko. Per kiek laiko žemės? Kai gerą pusvalandį, tai vaistų reikia paimti. Tai užvalgyt prieš tai. Tai, čia, žinot, kiek visko. Ir aš pati truputėlį pasimečiau. Nieko nesudėjau, absoliučiai, nu, ta prasme, nepasiruošiau. Žinot, kaip ypatingai moteris, tai čia. Prieš dieną pradeda ruoštis, teisingai, o čia dabar atsikėliau. Važiuojam. O viena tai aš dar greičiau turbūt susiruošiau, nes žinot, kaip viena, viską žinai kur. Tokių nereikalingų judesių nereikia.
Supratot, ne? Nes arba šitą paimti. Nu, galvoju, ar imti, neimti. O kaip vienai, tai žinai, ką imti ar ką neimti. Ir tu gali atlenktas. Į Druskininkus. Slidinėsiu. Aš. Eik pas tėvelį. Dėl ko čia tai ažiotažas? Ten, reiškia, meras, aš kompę radau. Slidė invalidam, negalėsim, su kėdė kažkokia. Tai aš užsimaniau slidinėti, nes aš kažkada tai slidinėjau daug metų. Noriu. Veža. Jeigu aš noriu. Bet iš tikrųjų važiuojam ne 3 dienom, važiuojam pusdieniui. Irgi nežinau, galvoju. Gal su nakvynė, gal ką? Jau ne, taigi vakar pas tave buvo, viskas buvo sakoma, kad šiandien važiuojam. Kad šiandien? Taip, meluoju. Ruošiam sportinės aprangas ir rengsimės ir eisim į sniegą. Kaip jaučiatės? Nebijo? Labai gražu. Gerai. Jaudiname? Aš tai jaudinuosi. Aš irgi jaudinuosi. Tikrai? Taip. Aš žinau. Net negali patikėti, turbūt. Sapnas. Sapnas. Ir mums beveik kaip sapnas atrodo. Jo, aš irgi tai irgi nesuvokiu. Tiek įspūdžių pilna, kad tiesiog viskas kankuliuoja ir nėra žodžių. Super, ką aš galiu pasakyti? Super, viskas, aišku. Bet to čia... Prieš 20 metų slidinėjai. Taip, nesitikėjau. Ir aš girdėjau, kad čia pastatytas toks dalykas. Bet kad aš čia atsidursiu, net nesvajoja. Čia tokia dovana buvo. Taip, gimtadienis yra gimtadienis. Keliaujam pas Emiliją. Laukia mėtų. Ir jau mes susitarusios, kad trečiadieniais jau dabar įprastai aš ją lankau. Ir mes susidraugavom, tiesiog mes draugai. Užeina.
Kaip gražu. O kaip tada jauteisi po mūsų susitikimo? Buvo labai gerai. Gerai. Aš jūsų kaip laukiau. Laukiai, ar ne? Aš laukiau, labai laukiau. Nu, va, taip Taip, kad pasikalbėjau. gali padėti, taip laukėsi, kad jau nori tos pagalbos tokios. Tai aš, kad vaikščiojau su vaikštynė, tai aš buvau laiminga, bet aš nesupratau. Visada reikia ateiti į tą padėtį, kada gali būti dar blogiau. Tas kritimas mane damušė. Taip nesargiai mane jau vedė. O dabar juk atsistojai kažkur? Atsistoju įsikibusi, pasirėmus šiaip taip atsistoju. Atsistoju, va čia pati. Kaip kurią dieną. Bet pati savarankiškai viena. Savarankiškai bijau. Bijai tiesiog tau, ar ne? Tiesiog bijau. Nesaugu. Taip, man nesaugu. Kadangi Emilijai vėsios kojos, tai va, mes turim tokių altajų žolių balzamukų. Tai tiesiog, va, paliečiam jas truputėlį. Įtrinam tą žolelės. Tai labai gerai įtrina, labai gerai tus taškus žino. Tai va. Taip, ir patarimai labai jau tokie geri. Ir jos rankos stebuklingos. Rankos tai stebuklingos, šildo. Ir va, pirmą sutikau žmogų, kuris jau taip nuoširdžiai padeda ir tikrai. Nu, svarbu, kad gera tam. Aš nemaniau, kada tokių žmonių yra. Sakiau, išmirė jau seniai. Turim tokį. Ko neliesim? Aš sakau, va, to žaizdos namų. Tai čia ne žaizda dar. Aš skaitau, kada čia oda tebėra. Ne, šitas tai balzamukas. Man atrodo, kad jūs čia rytoj paskambinu, kad šeimos gydytojas ateina. Ai, teisingai, tegul pasižiūri, gal ką. Dėl to, kad iš atos nori kažkaip pakelt, ar ne? Tai kad ir jums patogiau. Ne, man tai žinai, kad nieko dėl manęs nedarai. O čia šeimininkė turbūt ateina. Giminė ta? Ne, kurių čia mane prižiūri. Labą dieną. Svečių yra. Taip, mes čia kompanija. Nu gerai, nepasiskambinau, tai viskas tvarkoj. Tai aš ir nebeprirakinsiu durų. Jau jūs čia patys. Apsauga yra. Mes prisiminsim ir savo artimuosius dieną, o gali pašnekėti irgi. Tai aš einu tada ant spaudėlį jums paieškosim. Šį kartą susirinkimas vyks čia, herbarijoje. Šį kartą atvyks savanoriai. Savanoriai net ir tie, kurie neina pas pacientus, tačiau labai stipriai prisideda prie Kauno hospiso namų veiklos, darydami kitus gerus darbus, tai ir kurdami internetinę svetainę, tvarkydami dokumentus Kauno miesto savivaldybėje. Tai yra didžiulis savanorystės širdies atidavimas, savęs atidavimas ten, kur tikrai labai reikia. Ne visi savanoriai gali eiti pas pacientus, ne visi išdrįsta, ne visi nori, ne visi pasiruošia tam. Tai kiekvienas savanoris prisideda savo veiklą ir šiandien mes visi susitikę pamatysime vieni kitus, net ir tos, kurių nematome, kurių darbas yra netgi ir nematomas. Labai džiugus susitikimas, labai šventinis susitikimas, susitiksime maldoje, padėsime vieni kitiems susiburti, susidraugauti, pamatyti jų artimuosius, melstis už juos, prisiminti tuos, kurie jau yra išėję, taip pat melsimės už pacientus, už pacientų artimuosius ir prašysime Dievo pagalbos ir malonės mūsų tolimesnėme darbe, mūsų tolimesnėje kelionėje Kauno hospiso namuose. Skaudžios Jėzaus kančios. Būk gailestingas mums ir visam pasauliui. Dėl skaudžios Jėzaus kančios. Būk gailestingas mums ir visam pasauliui. Dėl skaudžios Jėzaus kančios. Būk gailestingas mums ir visam pasauliui.
Dėl skaudžios Jėzaus kančios. Būk gailestingas mums ir visam pasauliui. Dėl skaudžios Jėzaus kančios. Būk gailestingas mums ir visam pasauliui.